Namaste. Sveiki atvykę į Saulės rezginio čakros meditaciją. Sanskrito kalba ji dar vadinama čakra manipūra. Ji yra trečiasis iš 7 energetinių centrų, kuris randasi keli pirštai virš bambos. Jos spalva yra geltona, elementas ugnis, bydžia mantra, garsas Ram, simbolis 10 žiedlapių lotosas. Ir kuomet ši čakra yra visiškame balanse ir sukasi savo ritmu, tuomet mes jaučiame asmeninę galią, valią, gyvybinę energiją. Jaučiame savo vertę, taip pat turime gerą virškinimo sistemą. Tad meditacija su šia čakra mums gali padėti sustiprinti savivertę, padidinti asmeninę galią, pagerinti valios stiprybę. Tad pradėkim. Atsisėskime patogiai, taip, kad stuburas būtų tiesus. Galime netgi sėdėti ant kėdės, ar ant grindų, ant pagalvėlės, ant lovos ar ant sofos. Svarbu išlaikyti tiesų stuburą ir atpalaiduoti pečius. Smakras šiek tiek prie krūtinės, kaklas tiesus, veido raumenys atpalaiduoti. Taip pat ilsisi ir viršutiniai akių vokai. Akis gali būti visiškai užmerktos ar tiesiog primerktos. Šiek tiek pravertas žandikaulis, lūpos užvertos, ilsisi liežuvis, ilsisi ausis. Tie garsai, kuriuos girdime, mano balsas, muzika ir garsai iš aplinkos padeda mūsų kūnui dar labiau atsipalaiduoti meditacijai. Jaučiame abi nosies šnerves ir kairėje, ir dešinėje. Ar jaučiame tą orą, kurį įkvepiame, ir tą, kurį iškvepiam. Pečiai atpalaiduoti, rankos taip pat atpalaiduotos. Delnai žiūri į dangų. Vidiniu žvilgsniu apžvelgiame visą savo kūną nuo pat kojų pirštų galiukų iki viršugalvio. Nuo pat viršugalvio iki pat kojų pirštų galiukų. Ir dabar savo dėmesiu ir kvėpavimu nukeliaukime į savo čakrą manipūrą. Į tą vietą, keli pirštai virš bambos. Leiskime savo vaizduotei pamatyti, kaip atrodo ši čakra. 10 žiedlapių lotosas, besisukantis savu ypatingu ritmu. Mes pastebime geltoną spalvą. Mes pastebime sukimosi dažnį. Ir kiekvienu įkvėpimu mes net ir pradedame jausti tą sukimosi dažnį savyje.
mes suvokiame, kad kuomet ši čakra sukasi taip, kaip jai reikia, tuomet stiprėja mūsų savivertė, mūsų valia. Mes jaučiame savyje šviesą ir gyvybinę energiją. Ir kiekvienu įkvėpimu mes jaučiame tą energetinį srautą vis labiau ir labiau. Ir dabar mes pajudinsime rankų pirštus ir sudėsime abu delnus kartu, dešinėje ant kairės, o gal kairę ant dešinės, ten kaip norisi. Sujungsime savo nykščius, jokios įtampos rankose, riešai ilsisi, o nykščiai suglausti. Nykščiai mumyse simbolizuoja ugnies elementą, kurį aktyvuodami mes taip pat balansuojame čakrą manipūrą. Kuomet suglaudžiame šiuos nykščius, jaučiame šilumą, šviesą, ugnies elemento energiją, kuri paliečia tą vietą virš bambos, kur randasi mūsų saulės rezginio čakra. Kartosime bidža mantrą Ram. Kartosime ją 10 kartų mintyse arba garsiai. Ir nuo šio garso, nuo tos vibracijos leisime šiai čakrai dar labiau harmonizuotis. Mes ją jausime ir leisime savo ją matyti ryškia geltona spalva. Pasiruošiam, įkvepiam paprastai, iškvepiam paprastai, švelniai nusišypsom. Pavaduojam veidą, ištiesinam stuburą labiau. Ir kartosime bidža mantrą Ram. Įkvepiam. Ram. 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 Atpalaiduojam kvėpavimą,
Atpalaiduojame rankas, delnai žiūri į dangų. Įkvepiam ir leidžiam sau pajausti tą saulės geltonumo šviesą, tą šilumą, tą energiją savyje. Jaučiam, kaip jį plečiasi, mus šildo iš vidaus. Ir mes galime matyti save kaip tą saulę, kurioje tiek daug gyvybinės energijos. Jaučiam tą energiją savyje, pasiskirsčiusi į tas vietas, kuriuose reikia mūsų kūnui. Stebėkim, kaip gražiai ši energija skirstosi, plečiasi, aktyvuoja tą, ką reikia, nuramina tas vietas, kurioms ramybės reikia, energizuoja tas kūno vietas, kurioms reikia energijos. Dar kartelį giliai įkvėpkim į savo saulės rezginio čakrą. Leiskim ją išsiplėsti. Sulaikom kvėpavimą. Ir per burną iškvėpiam tos šviesos aplink save. Atpalaiduojam kvėpavimą. Sudedame delnus kartu prie širdies. Jaučiame kiekvieną rankos pirštą. Jaučiame plakančią savo širdį, savo gyvybę, savo gyvybinę energiją. Jaučiam save ir savo šilumą. Sušildom šitos delnus kartu. Ir delnais paliečiam savo veidus. Švelniai nusišypsom. Ir kai būsime pasiruošę, praverkim akis ir švieskim pasauliui. Namaste.